Lapkričio 23 dieną, kuomet mes pasodinome iš Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo padovanotą, atvežtą į Strasbūrą kalyną arba putelį, taip vadinasi tas krūmas. Ta proga mes surengėme susitikimą su čia Alzase įsikūrusią lietuvių bendruomenę. Atrodytų, iš kur tie lietuviai Alzase? Iš kur jų čia gali būti? Ne, bet jie yra, dirba, įsikūrę, bendros šeimos, tokių yra virš 100. Ir mes turėjom labai įdomų tokį, sakyčiau, jaukų pokalbio vakarą, kuomet štai profesorius Remigijus Daubaras, kuris ir išvedė tą putelį, kur atvežė, padovanojo Strasbūro botanikos sodui, susitikime su juo, kuomet mes norėjome, kad bendruomenė pabendrautų tarpusavyje, kad susitiktų su tokiu įdomiu, iš tikrųjų žymiu žmogumi. Buvo labai įdomus pokalbis, nes, žinot, lietuviai įsisklaidė po visą pasaulį, bet mus sutelkia kartais arba surenka įdomios progos, susitikimai, kažkokie vizitai. Ir noriu pasakyti, kad tikrai buvo labai įdomu, malonu visiems ir susipažinti, išgirsti visai kartais tokių patirčių, kurias lietuviai čia sukaupė. O aš tik visiems priminsiu, kad gal ne visi žinote, kad čia Alzase 50-ųjų pradžioje gyveno ir Česlovas Milošas. Trumpą laiką, bet tam tikra istorinė paralelė. Istorinis faktas, kultūros įvykis, kuris rašė beje eiles ir suderindamas jas su štai gyvenamąja aplinka ir primindamas ir įamžindamas šitos įvykius. Tai iš ties aš noriu padėkoti lietuvių bendruomenė, kuri labai aktyviai beje parėmė mūsų projektą, atvežant ir padovanojant šį krūmą, putelio krūmą vietos Alzaso bendruomeniai. Tarp kitko, tokie kontaktai, tokie ryšiai labai išplečia bendradarbiavimo galimybės. Ir aš labai tikiuosi, kad ir tie ryšiai tarp Vytauto didžiojo universiteto ir Strasbūro universiteto, jie tik taip paspartės, padaugės mainų, kuomet jauni mokslininkai, moksliniai bendradarbiai galės atvykti į vieną ar į kitą universitetą, pasikeisti patirtim, sužinoti daugiau, galbūt imtis bendrų kažkokių projektų, bendrų tyrimų. Todėl labai tikiuosi, kad ir lietuvių bendruomeniai šis susitikimas paliko įspūdį, kad tai tapo mūsų gražiu susirinkimu ir žinoma, mes tai tęsime, kadangi turime daug įdomių sumanimų ir visada lietuvių bendruomenės dalyvavimas, patarimai ir parama labai reikalingi, kuriant tai, ką mes ir vadiname globalia Lietuva. Ačiū.